Trenerė, apie rungtynes komentarą. Galiu pasveikinti Šiaulius, laimėjo rungtynės ir galiu pasakyti už atsidavimą ir darbą. Vaikinam galiu tik tai pasakyti šaunuolį, nes atidavė širdį šiandien ir darbą to, ko ir nori. O daugiau ko mes negalime pakeisti, priklauso ne nuo mūsų. Tai jeigu gali žaidimo eigą keisti ne priešininkai, o kažkiek treti žmonės, tai futbolas tom gražesnis nebebūna. Supratau, tai galit pakomentuoti apie tą epizodą, kur visas atsarginių suolelis, tiek jūs labai pyko, tai kas jums ten nepatiko? Aš nepamenu, nežinau. Čia tegul sprendžia, kas vadovauja tai rungtynių eigai. Nes jeigu nėra kompetencijos, tegul nevadovauja. Kiekvienas turi kompetenciją. Tai aišku, įsivaizduoju, kad nesinorėtų daugiau, kad žmonės nekompetentingi dalyvautų tokias rungtynės. O apskritai apie pačią kovą, liečiant tiek Žalgirį, tiek Šiaulius, ar jūs galvojate, kad jūsų komanda buvo pozityvesnė, rodė geresnį žaidimą, ar laimėjo šiandien pelnytai Šiaulių komanda? Aš galvoju, kad buvo apylygės komandos, kurios stengiasi bandyti spirti kamuolį ir kovingumu laimėti. Tai man atrodo, abidvi komandos kovingai žaidė. Aišku, čia futbolu negaliu pavadinti, nes nėra čia labai didelių galimybių žaisti šitam stadione futbolo. Bet visi kaip stengiasi, taip ir gavosi. Tai bet sakau, Šiauliai šiandien laimėjo ir komplimentai tikrai jiems. Ir paskutinis klausimas, gal jūs jau bendravote užkulisiuose. Tas epizodas, manau, kad kertinis, kur jau buvote įgiję, atrodo, psichologinę persvarą, išlyginant rezultatą ir Artūro Dolžnikovo raudoną kortelę prieš Danielius Raunos, kad ten kažkas įvyko. Gal jau žino, kas ten buvo? Ne, nemačiau, žinokit, negaliu pasakyti. Čia kas matė, galėtų pakomentuoti.